atstovauju Šiaulių universiteto Gintaro komandai. Tai su komanda jau šiemet 13 metus iš eilės esam čempionės Lietuvos, kaip ir neįveikiamos. Pati asmeniškai esu 2013-2014 metais išrinkta geriausia Lietuvos gynėja. Turbūt vienas pagrindinių mano didžiausių pasiekimų būtų pernai metais su regbio 7 rinktinė pergalė Kaune A divizione, tapome nugalėtojais, tai reiškia bendrai kažkur užėmėm 13 vietą Europoje. Galiu pasigirti, kad esu 9 kartus iš eilės Lietuvos čempionė. Esu daugelio turnyrų dalyvė ir nugalėtoja ir prizininkė. Daugkartinis Lietuvos čempionas, net nežinau, nesuskaičiuočiau 8 gal kartus esu skirtingų rungčių. Šiaip specializuojasi 3 km kliūtiniam bėgime, tai ši rungtis man asmeniškai labiausiai patinka ir geriausiai sekasi. Šiauliai yra labai sportiškas miestas ir Šiaulių universitetas atspindi tą miesto sportiškumą. Mes esame garsus krepšininkais, regbininkais, lengvaatlečiais, imtynininkėmis, turime pavienių futbolistų neblogų studijuojančių ir taip toliau. Turime Šiaulių universitete bakalauro studijų programą, kuri vadinasi Kūno kultūra. Baigus šią studijų programą suteikiamas dvigubas bakalauras, dalyko pedagogikos ir sporto ir įgyjama profesinė kvalifikacija mokytojo. Perėjimo dalykai visi labai gražus. Turime bakalauro studijų programą Kūno kultūra, turime edukologijos magistro studijas, programa vadinasi Kūno kultūros ir sporto edukologijos programa. Galų gale turime vėliau doktorantūrą. Visuomenėje tendencijos yra tokios, kad kūno kultūros vaidmuo auga, kad ir ne greitai, bet žingsnis po žingsnio matom, kad didėja besimankštinančių žmonių skaičius. Dažnai tenka matyti, kad savarankiškai besimankštinantiems žmonėms trūksta sportavimo, taisyklingo mankštinimosi įgūdžių. Tai taip, kad manom, kad šitie specialistai visuomeniai yra tikrai reikalingi. Stengiamės ruošti šiuolaikinį kūno kultūros specialistą, orientuojamės į naujausias tendencijas, į naujausius tyrimus ir stengiamės ugdyti būtent tokį mokytoją, kurio reikia šiuolaikiniams mokykloms. Šiai dienai jau dabar dirbu 3 metus, kaip ir kiekvienas treneris turi pradėti nuo nulio. Bet kokioj srity turi pradėti nuo nulio. Aišku, tas nuo nulio pradėjimas vadinasi pas mus darbe, kai tu eini į mokyklas ir tu renkiesi vaikus iki 5 klasės. Juose matau didžiausią tą norą ir su tokiais vaikais smagu dirbti. Aš jau kokį 13 metų lankau moterų imtynes. Pasirinkau, nes buvau aktyvi fiziniai veikloje visą laiką. Ir po to kažkaip sportavau, mane pastebėjo, pasikvietė į Šiaulius. Ir taip pat ir likau ir tam sporte ir plečiu toliau, pati treniruoju ir džiugu, kad ateina vaikai ir domisi. Manyčiau, kad pagrindinis dalykas yra studento noras studijuoti. Ir sąlygos Šiaulių universitete, ir pas mus ir salė, ir sporto kompleksas, ir laboratorinė įranga puikiausiai tą leidžia padaryti. Bet buvau labai nustebintas, kai didelę dalį praleisdavom sporto salėje, praktikose, galim pavadinti praktikose, kad rengiantis, kaip reikėtų mokyti tuos mokinius, ten pradinukus, dar net neinančius į mokyklą paruošiamuosius vaikus, reiškia sportinį veiklą, kaip ugdyti juos kaip sportininkus, šiaip kaip žmonės. Aš manau, tie, kurie nori tiesiog nesėdėti namuose, o kažkaip aktyviai užsiimti veiklą, tai tikrai patarčiau būtent dėl to rinktis tą specialybę, nes turiu omeny, kad ir ne savo laisvalaikio veikloje, bet turiu omeny universitetiniai veikloje daug yra visokiausių, pradedant nuo krepšinio, baigiant kad ir stalo tenisu. Tai ten tikrai net daugybė tų sporto šakų praeinama yra ir fizinė veikla labai didelė, taip pat daug renginių organizuojama. Ir aišku, dėl to sakyčiau stoti į Šiaulius tada, kad kūno kultūra.